Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Šiandien noriu pakalbėti apie angliavandenius, nes nežinau ar žinot, jie daro mus storesniais. Jie kaupia mūsų organizme riebalus. Tai yra jų per didelis vartojimas verčia mus kaupti per daug riebalų. Čia būtų teisingesnis sakinys. Ir kodėl apie tai kalbu? Tai dėl to, kad visą gyvenimą labai buvo populiarinama idėja, kad būtent riebalai yra tas dalykas, kas daro mus storesniais. Ir daug saldumynų valgymas. Na, bent jau aš tai buvau labai, man tai buvo labai pasakojama, kaip buvau maža. Na, ir šitie dalykai taip, jie prisideda iš tos perspektyvos, kad viskas, kas liečia mūsų svorį, yra kalorijų žaidimas. Bet kalbant specifiškai ne apie svorį, bet apie riebalinį sluoksnį, apie riebalus visur mūsų kūne, tai vienas labai didelis žaidėjas yra ne kalorijos iš tiesų. Kalorijos irgi prie to prisideda, aš tą noriu pasakyti, bet labai didelis žaidėjas yra angliavandeniai. Nes per didelis angliavandenių suvartojimas mus padaro storesniais. Tai apie mechanizmą tuoj papasakosiu, bet prieš užbėgant už akių, nežinau, kiek esate savi edukavęsi ir taip toliau, bet kai su tėčiu pradėjau diskutuoti šią tematiką, jisai man sako, tai Gintarė, kas yra tie angliavandeniai? Tai dažniausiai maistas yra skirstomas, jog yra gausus į angliavandenius, baltymus ir riebalus. Ir angliavandeniai yra tie dalykai, kurie yra pagaminti iš grūdų, tai įvairios bulkos, batonai, duonos, bandelės, sausainiai, bet kokie kepiniai, nes dažniausiai kepinius yra dedami grūdų miltai, įvairių grūdų miltai, apie juos pasakojau prieš tai video, galite pasižiūrėti mano kanale, bet realiai bet kokie kepiniai, duonos, tortilijos, tai bet kur yra grūdas, kruopos irgi. Visa tai yra labai didelis angliavandenių kiekis. Kitas šaltinis, kur yra labai daug angliavandenių, tai yra iš tiesų vaisiai ir uogos. Uogos turi angliavandenių mažiau, vaisiai turi angliavandenių daugiau, nes cukrus kaip po dalykas, bet koks cukrus, perdirbtas cukrus, baltas cukrus, medus, vaisių cukrus, nesvarbu, bet kas yra cukrus, yra lygu angliavandeniui, nes cukrus yra angliavandenio dalis, reiktų taip žiūrėti. Tai realiai vaisiai irgi yra angliavandenių šaltinis ir pupelės. Tai pupelės, kas yra gerai su jomis, kad jos, ir aš nesakau, kad angliavandeniai blogai, aš to papasakosiu, bet pupelėse yra taip pat ir baltymų, ir tas baltymas yra augalinis baltymas, kuris iš tiesų yra kokybiškesnis negu gyvulinės kilmės baltymas, bet tuo tarpu pupelė turi ir angliavandenių. Tai dėl to daug kas labai skatina valgyti pupeles, tie, kurie vartoja angliavandenius, nes tai yra kokybiškesnis šaltinis negu pavyzdžiui kruopos. Tai čia 3 tokios didžiausios kategorijos, kas turi angliavandenius. Angliavandenių turi ir įvairios daržovės, jų turi žinoma mažiau, išskyrus tokias daržovės, kurios yra šakninės, krakmolingos, tai morkos, moliūgai, bulvės, burokėliai. Šitie dalykai, jie, ir kai valgome, jaučiame, jog jie yra krakmolingesni, cukringesni, tai jie turi tikrai nemažai angliavandenių taip pat. Čia yra tai, ką vadiname angliavandenių. Dabar kas atsitinka, grįžtu prie pasakojimo, kas atsitinka, kai suvalgome per daug angliavandenių. Tai problema yra ne tai, kad mes valgome angliavandenius, nes angliavandenis yra lygiai taip pat reikalingas mums kaip ir baltymai, kaip ir riebalai, kaip ir bet kokie vitaminai ir taip toliau. Bet problema yra, kad šiomis dienomis mes suvalgome angliavandenių per daug, nes angliavandenis yra labai skanu. Bulvė yra žymiai mums skaniau negu koks pomidoras. Ir šokoladas su daug cukraus mums yra žymiai skaniau negu kokie nors rauginti kopūstai, pavyzdžiui, ar ne? Tai angliavandenis, jisai turi cheminę reakciją mūsų galvoje, dėl ko mes jį labiau ir mėgstame negu kitus maisto produktus, ar ne? Bet dėl to mes jų ir suvalgome labai daug, bet problema yra tai, kad mes jų suvartojame per daug. Ir kai mes jų suvalgome per daug, kas atsitinka, kai valgom angliavandenį? Tai pirmiausia, labai maža dalis
yra paimama to angliavandenio medžiagos ir duodama kaip energija mūsų ląstelėm, tada mūsų raumenim. Ir tada tai, ko mums nebereikia, kas yra angliavandenių perteklius, visa tai mūsų kūnas, labai dažnai tai yra kepenys, kurios žaidžia šitą rolę, perverčia visus šituos angliavandenius kaip riebalinį sluoksnį ir padeda kažkur ant mūsų kūno. Tai čia ir yra didžiausia problema, kad mes vartojame angliavandenių per daug. Dabar apie rekomendacijas, aš asmeniškai tai, ką rekomenduoja valstybės, esu truputėlį skeptiška, nes jie labai atsilieka savo žiniomis, rekomendacijomis ir jie turi labai daug įvairių, kaip čia dabar gražiai pasakyti, įvairių pusių, kam turi nuolaidžiauti. Tai dėl to aš, galvojant apie savo sveikatą, ne visiškai pasitikėčiau tai, ką rekomenduoja valstybės kaip idealų valgymo struktūrą, nes pagal tai sveikata nėra geriausia, net jeigu laikomės jų rekomendacijų. Tai aš truputėlį savo asmeninę nuomonę pateiksiu apie tai, kiek angliavandenių turėtume suvartoti. Tai yra nuo 50 iki 150 gramų per dieną. Aš asmeniškai stengiuosi neviršyti 50 gramų ribos, tam, kad mano energija ateitų ne iš cukrų, kas yra angliavandeniuose, o iš riebalų. Bet čia ne šios dienos tema, bet realiai paprastam žmogui yra rekomenduojama pagal įvairius mokslinius šaltinius, kad turėtų būti iki maždaug 150 gramų angliavandenių per dieną. Dabar iš kur, kaip pavyzdys, iš kur ateina šitiek angliavandenių per dieną. Tai aš nesu kažkoks tai burtininkas, kuris iš kažkur ištraukia informaciją. Viską jūs patys galit matyti ant produktų pakuočių. Ant kiekvienos produkto pakuotės yra parašyta, kiek 100 gramų yra tam tikrų įvairių medžiagų ir taip pat yra visada nurodomi ir angliavandeniai. Aišku, visada reiktų galvoti, kiek jūs iš tikrųjų suvalgote, ar 100 gramų, ar 30 gramų, ar 200 gramų, ne? Ir tai atsižvelgti. Tai realiai jūs turit visą informaciją, bet kaip pavyzdys keletas dalykų pasiskaičiavau, tai pavyzdžiui 1 kilogramas bulvių turi 150 gramų angliavandenių, tai realiai jeigu suvalgote bulvę, idealiu atveju turėtumėte per dieną daugiau. Jeigu suvalgot kilogramą bulvių, tai idealiu atveju visą likusią dieną turėtumėt nevalgyti jokių vaisių, jokių pupelių, jokių netgi kitų daržovių. Idealiu atveju turėtumėt valgyti tai, kas visai neturi angliavandenių, tai yra žuvis, kiaušiniai, sūriai ir riešutai. Tai turbūt kilogramas bulvių yra visiškai virš normos mums per dieną. Kitas pavyzdys yra, pavyzdžiui, 100 gramų ryžių yra 80 gramų angliavandenių ir, pavyzdžiui, vienas bananas yra 50 gramų angliavandenių. Tai, pavyzdžiui, bananas yra jau trečdalis dalis mūsų normos ir tai jau yra kiek daugo koka. Tai čia kaip pavyzdys, skaičiuokit, žiūrėkit, bet jeigu taip labai nuoširdžiai žiūrint tai, kaip matau, kaip dauguma lietuvių maitinasi, tai yra faktas, kad naudojame per daug angliavandenių, tai tiesiog mano rekomendacija būtų nespausti savęs į kampą ir nedaryti tokių sprendimų, kad dabar aš visiškai atsisakau angliavandenių, kad nebūčiau storas, galite, bet labai rekomenduočiau tiesiog pradėti atpažinti, kas yra tas angliavandenis ir pradėti mažinti jų kiekį. Pavyzdžiui, jeigu mėgsta duoną ar ne ryte valgyti su sumuštiniu su kažkuo, pabandykit tą duoną pirkti gal plonesnę, gal valgyti ne 2-3 sumuštinius, o vieną su kažkuo didesniu. Jeigu mėgdavot valgyti bulves kaip garnyrą, valgykit bulves kaip garnyrą, bet gal kas antrą dieną pasidarykit kaip garnyrą kažkokių tai salotų, kažkokių tai kitų mažiau krakmolingų daržovių ir taip toliau. Vietoje vaisių valgykit vaisius, bet gal sumažinkit vaisių vartojimą ir valgykit daugiau uogų. Ir taip toliau. Tai tiesiog paskatinimas yra valgyti mažiau angliavandenių, tam, kad jūs kauptumėte žymiai mažesnį riebalinį sluoksnį savo kūne. Dabar yra įvairiausių požiūrių dėl visų šitų angliavandenių ir yra įvairių populiariausių dietų. Dieta baisiai skamba, bet iš tikrųjų mitybos požiūrių aš gal taip labiau sakyčiau į apskritai būtent dėl šitų priežasčių apskritai sumažinti angliavandenių vartojimą ir vienas iš tokių dalykų yra
pavyzdžiui, ketogeninė dieta, bet, yra ir kitų alternatyvų, bet iš esmės, ką daro šitos dietos, tai kad jos riboja būtent angliavandenius ir kas tada atsitinka, kad dažniausiai energija pradeda būti ne iš angliavandenio, o iš riebalo. Ir būtent dėl to tai yra vienas iš būdų, kaip efektyviai mažinti savo riebalinį sluoksnį kūne. O kitas požiūris labai populiarėjantis ir ką pati praktikuoju, tai yra protarpinis badavimas. Tai kasdien badaudami daugiau negu 14, negu 16 valandų, jūs padedate savo kūnui nudeginti dalį riebalų esančių kūne. Tai jeigu reikės pagalbos, dėl to kreipkitės, bet šiaip iš esmės norėjau papasakoti apie angliavandenius, tokią paprastą žinutę, kad angliavandeniai kaupia jūsų kūne riebalus, dėl to valgykite jų mažiau. Čia buvo Gintarė iš Tavo Sveikata LT. Ačiū labai, kad žiūrit.